Džiaugiuosi šitą nuostabią dieną stovėdama laukuose, kur bus paroda Agrovizija. Agrovizija kviečia visus besidominčius žemės ūkiu ir ne tik atvykti į parodą, nes šita paroda yra visų sektorių žmonių rekolekcijos. Ūkininkauju jau daugiau nei 15 metų. Senelis, prosenelis ūkininkavo, tėvai ūkininkavo ir ką? Visą laiką domiuos naujovėm, dalyvauju tiek Lietuvos parodose įvairiuose, tiek užsienio parodose, agritechnikoje, DLG Feldtage. Bet viena iš mėgstamiausių mano ir laukiamiausių parodų yra Agrovizija. Renginys, kuris gali apjungti agrosektoriaus atstovus, mokslą, inžineriją, technologijas, tai aš manau, kad toks renginys būtent ir yra Agrovizija. Bėgant metams plėtėsi ir dalyviai, ir lankytojai, ir kiekvienais metais vis kažką naują pristatom, nes viskas labai greitai keičiasi, sparčiai tobulėja. Naudinga, jinai visada bus naudinga Agrovizija, nes Agrovizijai parodai, pademonstruoji, kai gali klientas ateiti ir apžiūrėti, atsisėsti, pavažiuoti, tai yra... Atvažiuosi Agrovizija žmonės, turės šventę ir po Agrovizijos bus kita šventė, Joninas. Pažiūrėsim Euroviziją, po to važiuosim į Agroviziją. Mūsų festivalis ir yra Agrovizija. Štai nėra paprasta, daugiau su mažiau užauginti ir įstatymai, ir teisė, ir visuomenės nuomonė, bet ir patys ūkininkai visada galvoja, kaip gauti daugiau su mažiau. Tai mano paroda būtent ta vieta, kur pamatyti galima visą tai. Jinai tam ir skirta. Agrovizija birželio 19-21 dieną. Susitikim ten. Ūkininkų sąjungos pirmininkai pasiema savo narius į autobusus, į mašinas, važiuojam, susitinkam ten. Kviečiame susiplanuoti laiką ir atvykti. Agrovizija yra puikia vieta sutikti savo kolegas, pabendrauti, diskutuoti, pasiginčyti. Ir aš kviečiu jūs visus kolegas atvykti į Agroviziją. Audriau iš Mažeikių, Rasa iš Prienų, Mindaugai iš Šakių, Petrai iš Rokiškio. Pasimatom Agrovizijoje prieš pat Jonines, bendraujam, diskutuojam, dalyvaujam.